Labadiena, Ieva. Labas. Ačiū labai, kad atvykote. Pradėkime nuo idėjos. Kaip gimė apskritai idėja parašyti knygą apie moters miegą? Žinot, aš irgi esu moteris ir kaip ir visos skubanti, lekianti, daug dirbanti ir tiesiog pavargau. Pavargau būti visada produktyvia, visada geriausia, visada tobuliausia savo versija ir daug dalykų daryti dėl kitų ir taip mažai žingsneliais prarasdama save. Tai man šita knyga yra labai jautri, nes yra ir apie mane. Ir šitoje knygoje aš labai norėjau būti ne tas rinkinys disciplinos, taisyklių, protokolų ir kažkokio tai kaip ekspertės ar ne nuomonės labai išaukštai išreikštos, kad ką turi daryti, ko neturi daryti, bet kaip moteris su moteriam jausti tą bendrystę ir tiesiog apkabinti ir pasakyti, kad taip tu gali pavargti, taip tu gali sustoti ir taip tu gali leisti savo ilsėtis. Tai mano pagrindinė misija šitos knygos yra iš tiesų švelniai su atjauta savo priimti, kad ir tą pačią nemigą ar ne, ar netgi požiūrį bendrai apie miegą visai gal kitaip, ar ne, iš tos kitos pusės, ne kaip ekspertinės, bet daugiau psichologinės, emocinės ir iš tiesų per meilės veiksmą. Labai graži idėja, tokia raminanti atrodo, šiek tiek norinti moterims suteikti įkvėpimo. O ką pačioje knygoje galima rasti, ar kažkokių praktinių patarimų, ar teorijos, kaip jūs ją dėliojate? Labai visuma, sakyčiau, labai daug visko. Ir vėlgi tas miegas nėra tokia atskira planeta, ar ne, kurioje tik tai turi imti, padaryti, pataisyti, sudėlioti, ar ne, ir tada fiksas įvyksta ir tu esi patenkinta savo miegu, ar ne. Tai aš toje knygoje rėmiausi ir miego mokslu, naujausiais tyrimais, savo kaip miego mentorės, mano gyvomis moterų istorijomis, ar ne, ir jų patirtimi. Taip pat įtraukiau ajurvedą, kinų mediciną, kuri irgi labai turi senas tradicijas ir išmintį. Ir tuo pačiu psichologinę visą kaip visumą, kuri apjungia labai daug dalykų. Ir mitybą, ir judėjimą, ir kvėpavimą, ir tuo pačiu miegą, gerą poilsį. Knyga yra būtent apie moterų miegą. Kodėl apie moterų miegą? Ar jisai kažkuo skiriasi nuo vyrų miego? Čia yra kažkokie skirtumai? Taip, tikrai taip. Kuo daugiau tyrimų atrandama ir tas džiugina, kad visgi mūsų moterų smegenys yra visai kitaip veikiančios ir įtakojančios mūsų hormonus, ar ne, nes tai yra unikalu, tai nėra problema, tai yra dovana mūsų, kurioje toje erdvėje mes galim daug dalykų išmokti ir sužinoti apie save. Mūsų miego struktūra ar ne yra visai kitokia. Mūsų kortizolio ir melatonino išsiskyrimas yra visai kitoks. Užmigimas yra mūsų vėlgi daug ilgesnis lyginant su vyrais, ar ne? Tai daug šitų dalykų komplekte sako, kad mes netgi 10 ar 20 minučių ilgiau norim pamiegoti ir tai vėlgi mus išlaisvina, ar ne, ir tarsi suteikia tokią laisvę, kad mes galime leisti savo ilsėtis daugiau, ar ne. Yra daug dalykų dar, ką nepaminėjau, tai tikrai knygoje rasite, bet jo, šitie svarbiausi dalykai. Dėl kokių problemų dažniausiai sutrinka moterų miegas, kad jau kalbame apie moteris, tai tikriausiai ir problemos kažkiek skiriasi nuo vyrų. Taip, mes moteris patirime daugiau depresijos, nerimo, nemigos sutrikimo, ar ne? Bet vėlgi tai yra atsižvelgiant į mūsų skirtingus gyvenimo etapus, ar ne? Nes mes patirime daug dalykų kaip moteris, ar ne, kuri turi menstruacijas, tada yra premenopauzė, menopauzė, nėštumas ir dar kiti visi variantai, senėjimas, ar ne?
Ir tai įtakoja mūsų miegą. Ir vėlgi nereikia užsiciklinti, kad visada tas miegas gali būti tobulas ir toks pats ir vienodas ir tolygus, jisai banguoja ir tą reikia priimti natūraliai, bet ne su kokia bausme ar problema, bet tiesiog ieškoti giluminės tos priežasties, dėl ko tai atsiranda ir kai tu žinai atsakymą, tada gali iš tiesų savo padėti, o neslopinti tą būtent kaip pasiekme tik tai slopinimo būdu, ta prasme, tablete ar ne greito fikso ieškoti, bet iš tiesų ieškoti giluminės savo unikalios tos priežasties nemiego. Bet kaip suprantu, yra tie moters gyvenimo etapai, kurie daro didelę įtaką miegui. Tai gal šiek tiek galėtumėte pavardinti, kokiuose etapuose moters gyvenime dažniausiai susidurime su miego trukdžiais, miego problemomis? Be abejo, tai susidurėme prieš menstruacijas, mūsų kūnas turi daugiau turėti poilsio nėštumo metu, tarkim, 3. trimestre, ar ne, pablogėja mūsų miegas, taip pat prie menopauzės stadijose. Ir vėlgi priklauso labai, kokia yra moters emocinė būsena, ar ne, kokį jinai gyvenimo būdą gyvena ir apskritai, koks jos požiūris ir asmenybė netgi yra susijusi su poilsiu. Labai įdomu asmenybė. Tai kokie čia asmenybės tipai tikriausiai yra kažkokie charakterio savybės, kurios nulėmė tą dažnesnę nemigą? Labai įdomi sritis, kurioje aš vis daugiau gilinuosi, ypač dabar, parašiusi knygą, tai yra perfekcionizmas. Ir perfekcionizmas lydi labai daug moterų ir ypatingai stiprių, ypatingai daug pasiekusių. Ir vėlgi tai labai daug yra psichologijos, ar ne, ir padėjimo pačiai moteriai suprasti netgi, ar ne, ir priimti tai, kad jinai yra perfekcionistė, ar ne, ir kame. Ir dažnu atveju, kai kreipiasi tokios moteris pas mane, jos taip pat nori labai perfekcionizmo toj, ar ne, amplitudei sutvarkyti savo miegą. Tai jį taip viską, ta prasme, tobulai jį sutvarkyti. Tai čia labai labai ilgas ir kantrybės reikalaujantis ir to pačiu priėmimo savęs, ar ne? Nes irgi knygoje daug kalbu apie kaip savo kūno priėmimą, ar ne? Kas irgi labai nauja sritis ir mažai paliesta, nes mes labai daug miegos per tai kalbam apie miego higieną, ar ne, taisyklės, kur iš tiesų žmonės, priimkit, nenori tų taisyklių, ne, nes ir jų ir taip yra daug gyvenime ir tos kartais taisyklės mus labai įrėmina ir mes viską darom autopilotu ir nelabai sekasi paskui ir apčiuopti, ar ne, ir mes iš tiesų pailsėjusios, ar mes tą darom dėl kažkokio tiesiog pasirodymo, ar ne? Jeigu moteris negali užmigti, jai sunku išsimiegoti, kad jau kalbame visą temą būtent apie tai, galbūt galėtumėte duoti kažkokių trumpų patarimų arba apskritai nuo ko pradėti ieškoti tų priežasčių, jeigu aš atsigulu į lovą ir viskas ir negaliu niekaip užmigti. Tai iš tiesų yra daugelį atvejų, ar ne, nes vėlgi tas miegas kiekvienos yra unikalus ir aš turėčiau daugiau sužinoti apie ją, apie jos emocinę būseną, kuo jinai išgyvena, kuo jinai gyvena, ar ne, kaip jinai maitinasi, ką jinai valgė, tarkim, gėrė ir taip toliau. Bet jeigu trumpai, tai pirmas žingsnis tai nebausti savęs. Nes čia ateina mintis, kad jeigu aš neužmiegu ir tai jeigu tas kaip yra paternas, ar ne, kuris yra ilgalaikis, jau tarkim jau 3 ir 4 paros, kurios neleidžia jai užmigti, ar ne, tai pirmiausia nebausti, bet iš tiesų atrasti vėlgi savyje klausimą, kodėl aš neužmiegu, ar ne, ar tai yra trukdžiai išoriniai, kas jai suteikia kažkokio tai dirgiklio, ar tai yra visgi emociniai, kur vėlgi iš mano praktikos yra labai labai daug emocinių dalykų. Kartais mes galim labai viską teisingai padaryti, bet tiesiog yra viduje, bet jeigu tai imti iš praktikos dalykų, ar ne, tai labai padeda kvėpavimas, šilta vonia, atsijungimas nuo išorės visų dirgiklių, telefono išnešimas iš miegamojo, šaltas ir visus kambarys, daug dalykų, ar ne? Supratau, ačiū Jums labai už pokalbį, tai tikriausiai daugiau, tikrai daugiau bus galima visko perskaityti knygoje.